Sveiki, taigi su jumis Aldona, kuri jau 10 eina sąmoningumo keliu ir šiuo metu mokosi būti sąmoninga mama savo vaikams. Ir į pagalbą man atėjo daktarės Šefari knyga Tėvystės žemėlapis. Nuostabi knyga, transformuojanti gyvenimą knyga ne tik mano, bet ir visos šeimos. Nes pasikeičiu aš, pasikeičia ir šeimos nariai savaime. Čia tai tas, žinote, kai su šį pečių kūreni ir nuo jo sušyla visi namai. Tai neįmanoma, kad nesikeistų ir jūsų artimieji keičiantis jums. Taigi šiandieną keliausim į 12 temą, 12 praktiką, dar daug gilesnė ir daug mielesnė ir nuoširdesnė tema apie vaikų psichologiją. Labai ilga tema, bet labai verta pastudijuoti, nes žinodami, koks yra mūsų vaikas, mes galėsime jam padėti augti pasitikint savo stiprybėmis. Ir mes patys matysime juose stiprybės jų, o ne, kaip mes esame įpratę, silpnybės, kad jie vis blogai elgiasi, jie vis blogi. Nė velnio, kaip sakoma. Mums trūksta žinių, įgūdžių ir teisingos informacijos, kad galėtume užauginti sąmoningus vaikus, klestinčius vaikus, to, ko mums trūko iš savo tėvų. Kaip mano mama po ano video pasakė, taip, o jeigu būtų buvus tokia informacija jos laikais, tai būtų užauginę mumis daug paprasčiau, daug lengviau, galbūt net su mažiau kančių. Bet to mokinamės dabar mes ir tai perduosim savo ateinančioms kartoms nuo mūsų ir prasideda tas change of generation, tai kaita mūsų ateities kartu, nes mes bandome būti sąmoningesniais tėvais savo vaikams tam, kad jaustumėmės artimi savo vaikams, kad būtume su jais susieti ir ryšyje. Taigi 12 tema - atpažink savo vaiko psichologiją. Nereali tema. Aš atpažinau ne tik savo vaikus, dabar žinosiu, kad nereikia man jų teisti ir kaltinti ir gėdinti, nes jie iš tikrųjų yra štai va tokie, o ne taip, kaip aš galvojau, kad jie yra. Ir dabar man beliks tik juos padrąsinti jų stiprybėse. Tai yra 6 tipai. Ir tuos 6 tipus tai atpažinau ne tik vaikų, bet atpažinau ir savo ir vyro. Tai padeda mokytis, būti sąmoningais tėvais padeda ne tik pasirodo su vaikais suartėti, bet ir suartėsime su savimi ir su savo partneriais. Taigi važiuojam. Tema ilga, aš pasistengsiu galbūt ganėtinai greitai, nors nesinorėtų greitai, nes čia taip gilu, taip šilta, taip gera. Norėtųsi iš tikrųjų būti ir būtoj temoj, galbūt net ilgiau, ir jeigu tik norėsite, parašykit, galėsim pabūti šitoj temoj ilgiau, pasidaryti Zoom meetingą, Zoom susitikimą. Taigi, pradedam. Ar pažįsti savo vaiką iki sielos gelmių? Užduokit savo tokį klausimą. Geras klausimas, ne? Dažniausiai iš tikrųjų yra kaip? Mes užsisukame daryme ir vis matome, kas nedadaryta, kas yra blogai. Nes mes patys tai buvom auginami ir mums visuomenė tą signalizuoja, kad vis kažkas, kad turime atitikti tam tikras normas ir tada mes būsime geri. Ne? Tai mes užsisukame daryme, auginant vaikus ir pamirštame visiškai buvimą. Kokie esame savo iš širdies gelmių, iš prigimties, kitaip sakant. Ne? Tai šiandien būtent sužinosim 6 tipus, kuriuos jau mes atsinešame gimdami. Atpažinsite save, savo partnerius ir savo vaikus. Ir kai žinosite šitos tipus, jie yra mumyse, mes su jais gimėme. Tai mums beliks tik juos stiprinti, juos palaikyti
Ir taip mes pradėsime, wow, gyvenime klestėti ir skleistis. Tai, tai mūsų tikslas šiandien, nuo šiandienos, užkimo balsas, nedaryti, bet susijungti su savo vaiku ir jo esatimi. Kaip gerai. Ar pastebėjot, kai darote vis daugiau ir jiems liepiam daryti vis daugiau, didėja įtampa, stresas ir atstumas mūsų. Ir aišku, konfliktai. O kai esame atsipalaidavę ir mažiau darime, daugiau buvime, jaučiame palaimą vien nuo vaikų buvimo šalia. Pabaigoje video pasakys pavyzdį, tą didžiausią mūsų visų tėvų problemą, kai grįžtame namo ir matome vaikus gulinčius prie telefono. Nuraus stogą, žinokit, šis mūsų naujas atradimas, tas perėjimas iš to darimo į tą atsipalaidavusią palaimą, kurioje vyksta ir tai, ko mes trokštame, tas ryšys. Kokį mąstymą mes pridėsime, kad tai virs mūsų tas konfliktas, tas piktis virs tiesiog į meilę ir į ryšį. Tai išlikite iki galo. Taigi mokiname suteikti daugiau erdvės vaikams būti savimi, kaip mes neturėjome šios progos iš savo tėvų. Daugiau erdvės. Tam, kad suteiktume, mums reikia teisingos informacijos. Ta šiandien ir darom. Kuo didesnį ego mes tėvai turime, atsimenat emocinės reakcijas ir sukontroliuoti, pabėgti, kovoti, atsimenat jau iš praeitų temų mokinamas. Tai kuo didesnį mes turime emocinės reakcijas, tą savo ego, tuo didesnį jį turės ir vaikai. O mes juk to nenorim. Nes tai griauna gyvenimus, tai atstumia vieną nuo kito. Tai mūsų tikslas, kad vaikai ir mes turėtume kuo mažesnius juos. Taip, jų ego saugo juos nuo mūsų ego. Jeigu mes nedirbsime su savim ir būsime tik tais iš to emocinių reakcijų, mūsų vaikai irgi turės užsiauginti savo emocinės reakcijas, kad apsigintų nuo mūsų ego, nuo mūsų emocinių reakcijų. Kaip ir užburtas ciklas, ne? Ir jame ten ir nieks ir nevyksta, ir dėmesio trūkumas, ir nesusikalbėjimas, ir nusivylimai, ne? O mes norime eiti į besąlyginę meilę, į ryšį, į švelnumą. Taip? Taip. Ir jie auginasi tą ego tam, kad atremtų mūsų puolimus. Kada vaikų balsas, jausmai nėra išgirsti, priimti, svarbus, jie perkelia juos į savo kūno žalojimą. Coping strategy. Kitaip vadinasi rūkymai, gėrimai, skrolinimai, seksų visokie užsiėmimai. Tai yra būdas jiems coping, kaip išlaikyti, atlaikyti, kas vyksta išorėje, kad yra nepriimtas, nematomas, nesvarbus, nesuprastas, tai užsiaugina tokį viduje mechanizmą, kad tik tais atlaikytų šitą jausmą ir taip jie, tam, kad tai atlaikytų jie patys, jie tada panirsta į tuos nežalojančius įpročius. Tai jeigu vaikas turi žalojančių įpročių, žinokim, kad jisai kažką viduje bando išlaikyti, atlaikyti. Tai reiškia, turi viduje, išorėje daromas jam spaudimas, aišku, mūsų dažniausiai tėvų, ir viduje jis bando atlaikyti tą mūsų spaudimą. Reiškia, ką mes turim padaryti, kaip galim vaikui savo padėti išeiti iš žalingų įpročių, nustoti daryti spaudimą. Tam, kad nustoti daryti spaudimą, mes turime suprasti, kodėl kyla mumyse noras daryti jam spaudimą ir kaip mes galim jį atrasti ir kaip mes jį galim pakeisti, kad ir mes būtume atsipalaidavę ir vaiką būtų lengva mums suprasti. Ta mes ir darome jau 12 praktikoje su Šefali. Aš maža matyt, kas čia? Čia mano pavyzdys.
Ne, nereikia man dabar to pavyzdžio, geriau keliaujam iš karto prie tipų, nes iš tikrųjų ten jie yra šioj temai daugiau svarbiau. Jo, kad išlaikytum, kadangi buvome nematomi, negerbami, nesuprasti, neišgirsti, nepriimti kaip svarbus, kaip asmenys, tai mes užsidedam tą tiesiog išgyvenimo būseną, kad tik tais išgyventume, kad tik tais ir tada būtent, kad tik išlaikytume savo traumas ir paskui jas, aišku, bandom kompensuoti, nes patys nebeatlaikom ir kompensuojam žalingais įpročiais. Įsivaizduokit, čia Falis sako, o kas būtų, jei būtume augę išgirsti ir priimti, kokie esame. Kaip gera, ne? O kokie esame, tuoj Šefalis supažindins, kadangi mes patys buvome messed up, todėl matome tai iš savo vaikuose, bet jie nėra iš tikrųjų messed up, bet tuoj pamatysim. Bet galime ištaisyti tą ir darome. Ne? Taigi keliaujame iš karto prie pirmojo savo vaiko būdo. Pirmiausia, galite atpažinti save, partnerį ir savo vaikus. Ir bus labai lengva paskui komunikuoti. Taigi, jeigu jūsų vaikas yra nerimo sproginėtojas, taip, kaip jisai atrodo, pabandom atpažinti savo vaikus. Kai rodos tuoj susprogs, skundžiasi dėl visko, užsikuria dėl kiekvieno dėl kiekvieno dalyko, šis vaikas turi tiek daug emocijų viduje, kad patiria vis didėjantį nerimą dėl to. Tad ką daro su nerimu? Sprogsta. Šio vaiko viduje gyvena labai daug emocijų, jis jas laiko, jau nepažįsta ir sproginėja. Tėvams sunku su tokiais vaikais būti, nes vaikai nuolat yra trikdomi, nuolat yra įtampoj, nerime, ne? Ir vis kažkas jiems negerai, tai drabužiai, tai kvapai, tai žodžiai, vis kažkas užkliūna, vis kažkas negerai. Jų jautrumas nuolat priklauso nuo kitų žmonių energijos. Todėl vaikams sunku atsirinkti patiems savo kelią gyvenime. Va, kaip svarbu mums žinoti. Verkimas ir panikavimas yra jų irgi savybė. Plati vaizduotė jiems irgi kelia nerimą, kas jei tas nutiks, o kas jei tas nutiks. Tai jeigu turit vaikas tokiais, maždaug būdingom tokiom savybėm, žinokit, kad jis emocijų sproginėtojas. Toliau, tėvai tokį vaiką bando auklėti kontrolę ir pykčiu, kad šie yra blogi. Būdami tėvai patys neramus, jie nemoka suorganizuoti, ko reikia vaikui. O iš tikrųjų šiems vaikams tereik tėvų įsižeminusių, ramių ir tvirtų patikimų. Tai įsivaizduokit, jeigu turim tokio tipo vaiką ir mes nežinom, kad jisai toksai yra, bandom jį auklėti taip, kaip mes norim, ir mes patys nesam ramus, įsižeminę, tvirti, tai ir vyksta dėl to chaosas. Tėvų, kurie perkonstruotų jų nerimą į intuiciją ir galią, self-direction iš nerimo. Tai įsivaizduokit, kiek turi būti tėvų išmintis, kad gebėtų šitų vaikų nerimą dėl patiriamų gausybės emocijų nuraminti, supažinti ir perkonstruoti į jų vidinę intuiciją ir galią išlikti savo kelyje. Nerealu, bet įmanoma. O jei tėvai išlieka neramus, tai sukelia emocijų tsunamį. Įsivaizduokit, tėvai neramus, vaiko būdas būti neramiam, nes neturi viduje labai daug emocijų ir vis spėliojo, kas bus jei, kas jei tai nutiks, o kas jei tai nutiks, gyvena vien iš nerimo, tėvai nerime, tai emocijų tsunamis ir konfliktai, ir stresai, įtampos. Taip. Kaip galime jam padėti? Kokie dabar turime mes, tėvai, būti, kad mūsų vaikas išaugtų visavertis ir tas klestintis žmogus? Ne?
Tai tėvai, mes galime pagirti jį už galimybę jausti ir išmokyti pačius rasti vidinį žinojimą. Turim būti apsišvietę, ar ne? To ir mokinamės. Atsimenat, kaip praeitoj temoj sakiau, kai vaikai gimsta ir visko mokosi nuo nulio, tai kai vaikai gimsta ir tėvų rolė nuo nulio. Tai mes ir mokinamės būti tėvais nuo nulio. Bet jau su daktarė Šefalis pagalba mes jau 12 skaičiukų turim išmokę iš tų praktikų. Tai mes kiek paaugę. Pamatykime jų unikalumą ir vertę. Ir nemoku pasakyti, kokius žodžius, va to, ko man labiausiai gyvenime trūko, kai matai viską vien tik juoda, po to jau sustoji, kad jau atsibosta ta viskas juoda, kas vyksta mano gyvenime, dabar transformacija, kai matai viską juoda, pasirodo, supranti, jau pradedi pastebėti, kad yra jau ir balta. Bet tos baltos neturi kol kas iš ko paimti ir net nežinai, kas tai per skonis tos baltos. Todėl mokiniesi iš tų žmonių, kurie perėję jau yra į tą baltą ir po truputį pradedi per save tai perleisti. Tai labiausiai man to ir trūko, ką mes šiandien mokysimės, kaip įgalinti savo vaiką augti, pasitikėti savim ir augti visaverčiu žmogumi. Būtent tokių žodžių, tokios šviesos, tokios galios iš mūsų jiems. Tai žiūrėkit, šitam pirmam vaikui, kuris turi didžiulį emocinį pasaulį savo viduje ir nemoka jo skaityti, ir tai jam kelia nerimą, nuolatinę, net chronišką galima sakyti, mes tėvai galime sakyti tokius žodžius. Tu kaip sausa kempinė, sutraukianti visą, kas aplink tave. Taip galime ir savo padėti, ir savo partneriams. Čia ta paslaptis. Tu jautri ir minkšta, pastebinti viską aplink. Gal vaikas, ne? Aš moterišką giminę rašiau, kaip ir savo vaikams, kad rašyčiau. Taip pat galite jūs taikyti arba sūnų, arba dukrą, ne? Tu kaip sausa kempinė, sutraukianti visą, kas aplink tave. Tu jautri ir minkšta, pastebinti viską aplink. Čia taip mes sakom savo vaikui. Tau sunku atskirti savo nuotaikas nuo kitų žmonių nuotaikų. Ir todėl tau per daug ir tu tiesiog sprogsti. Kai nervuosies, užsimerk ir sakyk savo, aš saugi dabar, aš namie dabar, man viskas gerai. Tu nesi blogas asmuo dėl to, kad prarandi savitvardą. Taip nutinka ekstra jautriems žmonėms. Tiesiog vaikas yra ekstra jautrus. Išmokus jaustis saugiai šiame pasaulyje, tapsi ramesnė. Aš padarysiu visą, ką geriausia, priminti tau, kad tu esi saugi šiame momente. Tavo jautrumas yra tavo supergalia. Jei išmoksi ją naudotis savo kelyje, tai ji tavo bus kelrodė žvaigždė GPS. Tai GPS, kurį tu jai atpažinsi savo viduje atpažinsi tada ir kito žmogaus nuotaikas. Išmoksi greit naudotis tuo GPS-u prieš informacijai iš išorės užvaldant tave. Kai tai atsitiks, naudosi savo jautrumą savo naudai. Nuostabu. Aš neturiu daug žodžių, keliaujam prie antro vaiko tipo. Hiperaktyvus tyrinėtojas. Jeigu turite vaiką su šiomis charakterio savybėmis, ar turite vaiką, kuris nepabūna ramiai visada judesyje? Jis nuolat bėdoje, nusibrosinęs, prisidirbęs. Kuo daugiau bandysime tokį vaiką sukišti į dėžutę, įrėminti, tuo didesnis bus košmaras. Vaikai, kurie būna judesyje nuolatos, tyrinėja pasaulį.
Ir už tai dažnai gauna iš tėvų ir mokytojų ir kaimynų kaip už tokį štampą kaip blogas vaikas. Taigi, jeigu vaikas jūsų yra nuolat judantis, tyrinėjantis pasaulį, jis nėra blogas. Jo yra esybė tokia. Jie yra aktyvūs savo galvoje ir kūne. Ir tai dažniausiai tėvus varo iš proto. Šie vaikai tiesiog yra kitokie. Jie neįsirėmina į visuomenės rėmus. Ir už tai turėtų būti vertinami, o ne gėdijami arba kaltinami. Mes išmokome, kad būti pašėlusiais reiškia prisidirbti bėdos. Čia taip mus mokino. Iš tikrųjų ne, tai yra būti pašėlusi yra stiprybė. Tėvai turi vertinti vaiko tokį būdą. Tėvai turi gerbti ir žavėtis nuotykių sielą, o ne kaltinti juos ir gėdyti. Laisvė ir eksperimentavimas būdingas šitoms vaikams. Ir jie visi, laisvė ir eksperimentavimas, netelpa į tradicinius rėmus. Jei laisvė nebus suteikta šitiems vaikams, jie dėl jos kovos, nuolat kels konfliktus. Ne? Tėvai turi išmokti priimti juos taip giliai, kad galėtų padėti nukreipti pašėlusios nuotykius konstruktyviu būdu. Jie yra įmanomi, tie visi pašėlę nuotykiai, bet tai aišku, kad nesužalotų vaiko ir nesužalotų aplinkinių. Ir turi sudaryti jiems sąlygas eiti savo keliu autonomiškai, nesikišant. Jis turi patirti ir paeksperimentuoti gyvenime pasaulyje pats. Tėvai turi pasitikėti jų gebėjimu skleistis ir klestėti. Matot, kiek mes turim sugebėti, iš tikrųjų čia tiesiog transformacija iš to, ką matėme, kas blogai, tiek, kiek matėme, kaltinome ir gėdijome, kad kiek yra blogai, mūsų dabar darbas tiek kaltinti ir gėdyti, tiek kaltinti, kiek yra gerai. Net nekaltinti, tiek palaikyti, kiek yra gerai. Tai darom viską atvirkščiai. Tėvai turi pasitikėti, kitu atveju, jei esant kontroliai ir vadovavimui, šie vaikai protestuos. Jeigu nesuteikiam laisvės jiems, jie protestuos. Šis vaiko tipas yra gerai, koks yra, tik visuomeniai jis yra nepatogus. Palaikome jį kaip palaikome šį vaiką. Tu kaip saulė plėtiesi su galia ir energija. Tu pilnas kūrybos ir nuotykių. Tu esi tyrinėtojas natūraliai. Tu esi kitoks nei visi vaikai. Tai daro tave unikaliu. Nėra ko tau gėdytis ar dėl ko liūdėti. Būti kitokiu yra cool, yra gerai. Pasaulis bandys padaryti taip, kad jaustumėsi blogai dėl to, bet mes jiems neleisime. Mes visi buvome auginami ir visuomenė taip suformuota, kad tiesiog darome, ką darome, yra blogai ir mes esame blogai. O iš tikrųjų mes esame gerai, viską, ką darome, yra gerai. Pasaulis bijo žmonių kaip tu, kurie mąsto outside ribos, kurie mąsto plačiai ir dėl to žmonės bandys sutalpinti į rėmus, kad jiems būtų patogu. Taip daro ir tėvai su šitokiu vaiku tyrinėtoju. Tu turi pasitikėti tuo, kas esi. Palaikome jo stiprybės, jo tyrinėjimą. Aš matau tave ir žaviuosi tavo kūrybiškumu ir vaizduote. Tavo skirtingas mąstymas ir buvimas yra tavo supergalia ir gali tau padėti daryti amazing, nuostabius dalykus gyvenime. Leisk tau padėti rasti kelią, kur jaustumėsi vertinimas ir saugus būti savimi. Čia vaiko tipas, tas, kuris
tyrinėja pasaulį ir labai judrus. Taip mes galime jį paskatinti užaugti visaverčiu žmogumi. Trečias tipas. Tas, kuris super doer, super giver ir super pleaser. Tai tas, kuris per daug duoda, tas, kuris nori nuolat įtikti ir tas, kuris per daug daro. Vaikas, kuris kaip sviestas, minkštas ir slidus, lengvai tepamas. Jūs turite empatišką vaiką, bandantį įtikti vaiką, super jūsų ego pasireikšti. Įsivaizduokit, kokį minkštutį vaiką turite ten, kur jūs galite kontroliuoti, vadovauti ir įdiegti savo lūkesčius, kad jisai atitiktų. Jis labai lengva, jisai minkštas, ne? Ir paklusnus. Šis vaiko tipas yra kuklus, švelnus, švelnios širdies ir visada besistengiantis paklusti. Įsivaizduokit, o mūsų ego būna tuo pasinaudoja ir šitokį vaiką tiesiog sužaloja, o iš tikrųjų čia yra jo stiprybė. Visa jaučiantis ir empatiškas šis vaikas neturi tvirtos vidinės sistemos atremti kitų skausmą ir nuogąstavimus. Atstumimas ir pyktis juos palaužia. Jie nesusidoroja su didelė emocija ir sugriūva. Jie nerizikuoja ir jie nėra gėdėjama, būna kitų, jie nerizikuoja ir būna tiesiog nuošalyje ir seka kitus. Sekdami kitus jie pameta save, savo vidinį žinojimą ir širdį. Šis atsiskyrimas nuo savęs juos sužlugdo. Tėvai turim įmatyti tai savo vaike. Šie vaikai padarys viską, kad tėvai būtų laimingi. Bus super siekėjai ir laimėtojai medalių. Jie įpratę duoti, neskaitant savęs, netausojant savęs. Taip viską daro dėl kitų, pamesdami savo gyvenimo džiaugsmą. Tėvai gali naudotis šiuo švelniu vaiku savo ego ir taip šie pames savo kelią ir lyderystę. Vaikas pameta savo kelią ir lyderystę, kai būtent būdamas minkštos širdutės būna puikus grobis mūsų ego, mūsų vadovavimui, kontroliai patenkinti mūsų lūkesčius, kad tik mes jaustumėmės verti, matomi ir galingi. Ne? Tėvai gali padėti skleisti šio tipo vaikui, pavyzdžiui, kai jie klausia nuomonės, opinion, leisti jiems pamažu patiems jį atsakymą rasti arba nuspręsti, o ne iškart pulti patarinėti arba reikšti savo nuomonę. Pamažu jie turi rasti savo atsakymą. Suteikti jiems daugiau erdvės stikti, kad rastų savo pačių, suteikti jiems daugiau erdvės rasti patiems savo tiesą. Šių vaikų pažeidžiamumas yra atviras pasaulius, juos pažeisti. Tad šie vaikai turi rasti savo vidinę ašį. Šie minkštučiai vaikučiai, su tam savo širdute gera visiems, yra labai pažeidžiami. Todėl mūsų tėvų darbas padėti jiems rasti jų tvirtą vidinę ašį, užpildymą savęs iš vidaus. Kaip galime jam sakyti? Tu esi nepakartojamai duodantis žmogutis, kuris nieko kito nenori, kaip tik daryti kitus laimingus. Tai tavo prigimtis. Ir tuo gali pasinaudoti kiti savo naudai, jei nemokėsi apsaugoti savo širdies. Tu turi suvokti, kad kol nesirinksi save mylėti pirma ir savo įtikti pirma, tu apleisi save. Tu neturi būti tobulas, kad tik tave mylėtų. Tu esi laisvas būti normalus ir klysti. Tau nereikia įtikti kitiems visą laiką. Tu sutiksi daug, kurie nėra tokie rūpestingi kaip tu. Tu turi išmokti atsirinkti, kurie verti tavo rūpesčio ir kurie ne.
Jei išmoksi atverti širdį teisingiems žmonėms, tai bus tavo super galia. Tai su visais tai žodžiais kiekvienam pagal kiekvieno vaiko tipą mes duodame suprasti, kad viskas su juo yra gerai. Na, ir mes tėvai esame čia tam, kad įmatytume jo duotybės, stipresias pusės ir juos tiesiog leistume jomis gyventi, jomis tikėti ir jas tiesiog leistume stiprinti, ugdyti. Pats svarbiausias žmogus tavo gyvenime esi tu, prisimink tai visada. Tu esi pirma. Klausyk savo vidaus ir pasirink save ir savo tiesą pirma visų. Tai yra svarbiausia. Čia tas vaikutis, kuris yra minkštutės širdutės. Taip, ir norintis visiems padėti. Toliau, 4. Vaiko tipas. Svajotojas atsiskyrėlis. Ar pastebėjote savo vaiką stebint dangų, įsistebeiliejant į užrašus, žaidžiant su išgalvotais žaislais, ar užsirašant kasdien kažką į savo žurnalą? Vaikas leidžia laiką labiau vienas su savimi, nei su kitais, ar būnant su kitais trumpą laiką, nes nuo jų pavargsta ir nori namų. Nemėgsta agresyvaus sporto, tai svajotojas ir introvertas. Jei yra tylesnis ir vaikas yra tylesnis ir kuklesnis nei kiti. Gali būti užmaršus dėl savo pilnų vaizduotės minčių, tokius kaip užmiršta išsivalyti dantis arba pasiimti penalą į mokyklą arba padaryti namų darbus. Jie iš tikrųjų bus išmanus profesoriai ir kompiuterių programuotojai. Tai šitos stiprybės, kaip gyvenime teisingai nukreiptos, kiek gali daug gero atnešti mūsų vaikams. Šie vaikai prisidaro bėdų iš tėvų ir mokytojų, nes pamiršta savo namų darbus. Jiems trūksta, ir mes aišku už tai baudžiam, visuomenė už tai baudžia, nes netitinka jų taisyklių. Nors vaikas turi savo stiprybę, būtent išlavintą tą plačią vaizduotę. Jiems trūksta organizacinių ir laiko planavimo įgūdžių. Jie tiesiog yra tekėjime. Tai mes žinodami jo šitą tipą galime padėti jam įgyti įgūdį organizuotis ir planuoti laiką. Taip, bet neužgožti jo stiprybės tiesiog plačiai mąstyti. Jiems išorinis pasaulis ne tiek įdomus, kiek vidinis. Jiems trūksta socialinio bendravimo įgūdžio komunikacijoje. Štai ir šito dar įgūdžio. Galime padėti jiems lavinti. Kompanijose jie išlieka atokiau, kaip ir vieniši. Kuklaus ir mielaus temperamento tampa agresyvių mokykloje vaikų objektu, pašaipos gali tapti. Jie nemėgsta žalingų įpročių, tokių kaip gėrimų, kaip vakarėliai, seksualinio elgesio, bet ir jaučiasi nejaukiai būnant su kitais tose žalingose įpročiuose, kad jisai jų nemėgsta. Tai gali būti palenktas į draugų pusę, kurie su žalingais įpročiais, nes jausis, kad jisai yra kitoks, kad kažkas su juo negerai, kad jisai nėra toks kaip ir visi jo paaugliai. Tai mūsų tėvų darbas stiprinti jo stiprybę ir palaikyti, kad viskas su juo yra gerai, kai jisai turi tokias duotybės. Jiems reikia padrąsinimo ir saugumo būti savimi, kai pasaulis sako, kad turi būti kitokie. Dėl tokio savo būdo jie gėdijasi ir užauga su menka saviverte, nesaugumu ir bejėgiškumu, kad jie netokie kaip kiti. Tėvai turi matyti savo vaikę, kas pozityvaus, negu kas mažiau negu kad pas kitus.
Tai mūsų transformacija, kokia vyksta šiuo metu. Na? Kritika jiems ir lyginimas su kitais šiuos vaikus vers jaustis kaltais ir gėdytis savęs. Tėvai turi stengtis, kad vaikas pamatytų daug pozityvių dalykų pozityvių savo dalykų ir savo vertę. Ir galime kartoti jam tokius žodžius. Tu esi unikali siela. Tu turi turtingą vaizduotę ir vidinį pasaulį. Tu pripildytas idėjų ir svajonių. Tai nuostabios kokybės. Tu renkiesi labiau vienišiaus kompaniją ir laiką su savimi ir tai nuostabu. Pasaulis bandys tau sakyti, kad tai negerai, kad turi būti su žmonėmis, bet tai netiesa. Neleisk žmonėms skatinti tave priimti jų idėjas, koks tu turi būti. Prisimink, tie, kurie moka būti su savimi, yra stiprūs žmonės. Aš žaviuosi tavimi, koks esi. 5 vaiko tipas. Maištininkas, nekonformistas. Ar turite vaiką, kuris nedarys, ką sakote, kol neįtikins jūsų, kad jie nori daryti, kaip jie nori? Kuris nepriima jūsų argumentų, kuris nebijo jūsų autoriteto ar įtakos? Turiu tokį vaiką. Ir ano tipo vaiką, toj kokį svajotojas atsiskyrėlis, irgi turiu tokį vaiką. Įtakos. Šis vaikas konformistas. Jam nerūpi jums įtikti. Tai vaikas, kuris kalba savo žodžius ir nesusigėsta dėl jų. Jie išreiškia save dramatiškai. Jie ištikimi savo ir truputį bijo to savo, jeigu nesulaukia iš mūsų padrąsinimo. Jie gimė lyderiai ir game changeriai. Ir keičiantys pasaulį, galima sakyti. Jie nesiekia karūnas ir nesistengia pritapti. Bet dėl jo įgimto pasitikėjimo, to vidinio žinojimo, karūnos pačios seka paskui juos. Jie nebijo suaugusių ir jų autoriteto. Jie mato pasaulį kaip žaidimo aikštelė ir noriai joje dalyvauja. Jie nesistengia įtikti. Juos sunku tėvams valdyti ir kontroliuoti. Ir tada pasiunta tėvai. Bet galima sugėdinti, kad yra blogi. Jei jaučia, kad buvo nevertinami ir negerbiami, greitai atsiskiria, atsiriboja. Taigi tėvų darbas, tėvai turi pasistengti pelnyti jų pasitikėjimą ir pagarbą. Tai gali padaryti pirma pasitikint ir gerbint juo. Šie vaikai natūraliai turi savo žinojimą, savo direction, savo kelią. Jie neseks autoritetais. Kad būtų savo galioje, jie turi būti gerbiami. Tada su tais, kurie juos gerbs, jie bus ryšyje. Kitu atveju kovos arba atsiribos. Tai su šito tipo vaikais labai svarbu yra pagarba ir jų vertinimas, kad mes vertinam juos. Jiems nerūpi, kad sukelia kitiems nesutikimą, kad kiti nesutinka, jiems visiškai nerūpi, nes jie žino ką sako ir tiki savo žodžiais. Sekimas savo vidinio kompaso šiems vaikams
yra labiau svarbus nei įtikti kitiems. Stiprios asmenybės, ne? Taigi tėvai turi išmokti paleisti kontrolę ir teisimą ir vertinti vaiko individualumą ir stiprybės. Ir gali tarti jam štai tokius žodžius. Tu esi stipriausias žmogus, kokį tik žinau. Tavo tikėjimas savo vidiniu žinojimu yra stulbinantis. Aš norėčiau turėti tokią galią ir jautimą savo vertės. Aš žaviuosi tavo gebėjimu sekti savo balsu ir nebūti įtakotam išorės madų ar nuomonių populiarumo. Tu gali pastovėti už save ir su savimi. Tu tikriausiai versi kitus jaustis nepatogiai su tavimi ir su nesutikimu jų nuomonės. Nepames savo vidinio pasitikėjimo dėl to, ką sako kiti. Nekovok dėl taisyklių, dėl to, kad tik kovoti, nes save perdeginsi. Bet nesustok kovoti dėl gero. Žinok skirtumą tarp šių abiejų. Spindėk. Kai tėvai laimina vaikų prigimtinės savybės, tas stiprybės, jų kelioje, tai vaikai yra pasiruošę skristi, kilti. Na ir 6. Laisvai, lengvai, sėkmingai ir laimingai, ne? Ar turite vaiką, kuris mažasis Buda, kuris juokiasi visada ir visada yra geros nuotaikos ir užkrečia kitus, visų yra mėgiamas, yra sweet, kind and loving. Visada pakeičia nuotaiką į pozityvę, kad ir kur bebūtų. Su jais lengva būti, jo temperamentas yra džiaugsmas ir fun. Jie gali būti per daug atsipalaidavę, dėl to nemotyvuoti ir nuolat atidėliojantis. Čia jau silpnybė, kurią tėvai gali jam padėti sustiprinti. Tėvams sunku su tokiu vaiku, jie nori jį perdaryti į ambicingą. Tai vis tėvai randa, kad kažkas yra negerai, nes patys buvom taip auginami. O iš tikrųjų turim auginti atvirkščiai, kad viskas su jais yra gerai, bet turim pirmą juos pažinti. Jie nestresuos dėl datų, egzaminų, padarys paskutinę minutę, uostydami rožės ir neskubėdami, taip besimėgaudami gyvenimu, tėvams atrodo šie vaikai kaip tingūs ir nerūpestingi ir pasyvūs. Vis randam, kad kažkas negerai, ne? O iš tikrųjų jie yra puikūs, atsipalaidavę, pozityvūs žmonės. Agresyvūs vaikai taip pat pasinaudoja šio tipo vaikais ir juos tada užgaublioja ir stumdo, bet šiuos vaikus sunku priversti sunerimti, nes jie pas juos egzistuoja relax and chill, o tai nervina tėvus, nes reikia rimtai žiūrėti į gyvenimą. Ja? Šie vaikai gali būti gėdijami, kad mažiau daro nei kiti, kad nesiekia savo potencialo, nežiūri į viską, į kai kuriuos dalykus rimtai. Ne? Tėvai turi išmokyti juos švęsti, tėvai turi išmokti švęsti šios vaikus ir vertinti jų užvidinį grožį. Jie visad prideda džiaugsmo situacijose ir neprieštarauja kitiems. Ir šios vaikus galime padrąsinti štai taip. Tu esi tas, kuris gyvena flow, tekėjimą ir pasigėrėjime, kaip gamta. Tu esi kitoks nei kiti. Ir jie nemėgsta tavo natūralumo, bet tu moki įnešti ramybės ir taikos į kiekvieną situaciją. Tu esi lobis šviesus ir turi būti elgiamasi su tavim
Taip, bet šiame crazy world, šiame pašėlusiame pasaulyje tau bus sakoma, kad nesi pakankamas ir turi būti labiau toks ar anoks rimtas, ane, pavyzdžiui. Tai netiesa. Ir tu turi išmokti paleisti šį spaudimą. Nesukrisk į kitų stresus. Jie šoka kitu ritmu. Rinkis savo ritmą, nes tai yra pamirštas ritmas, prie kurio mes turime adaptuotis. Be žodžių. Taigi, kas yra, štai ir 6 tipus peržiūrėjom. Tikrai siūlau pažiūrėti ne vieną kartą video, kurį įkelsiu iš YouTube'ės ir atpažinti ne tik savo vaikus, bet ir save, ir savo partnerius ir transformuoti pagaliau savo požiūrį iš to tamsaus į tą šviesų ir įgalinti, pradėti vertinti, gerbti kiekvienam tas duotybės ir tai pakeisime save ir pasaulį gerą. Taigi, kas yra mano vaikas? Ar atpažinot savo vaiką? Parašykit, ar pavyko atpažinti šių 6 vaiko savybių, kuris yra jūsiškis arba jūs patys. Ir tada savęs paklausim, ar žinau savo vaiką? Ar galiu suprasti savo vaiką be teisimų ir to, kad duoti jam suprasti, kad kažkas yra su juo blogai? Ne? Kaip pavyzdys, aš pasižymėjau šiandieną savo mergaitėms, nusakiau sutvarkyti nuomojamą apačią ir viena sutvarkė kaip reikiant, o kita nedadarė labai daug dalykų, nors pasakė, kad darė ir gavosi toksai, kad nedadaryta. Ir man iš karto toptelėjo, palauk, tai koks yra vienos tipas, o koks yra kitos tipas. Ir pasirodo vienos yra tas, kad daug dalykų pamiršta, trūksta organizacinių, trūksta laiko organizavimo šitų įgūdžių ir vietoj to, kad teisti vaiką, kad kaltinti, kodėl nedadaryta, tiesiog galime su jį edukuoti ir priimti tokį, koks yra, stiprinti jos stiprybės ir edukuoti, kaip galima pridėti kaip galima pridėti prie jos silpnybių įgūdžius, kad jisai išmoktų turėti tai situacijoms, kuriams reikia, ne? Toliau klausimas savęs. Ar mano lūkesčiai atitinka, koks yra iš tikrųjų vaikas? Ne, būtent norime, kad vaikas sutvarkytų, padarytų, o vaikas yra, pavyzdžiui, svajotojas, ne? Nu, niekaip, mes per prievartą tiesiog sulaužysime vaiką, iš jo esamo tipo bandysime padaryti kitą tipą, kokio mums norisi, ir taip sužalosime tiek vaiką, tiek ir savo ryšį su juo, tai tiek neturint ryšio su vaiku, aišku, žalojame mes ir patys ir save. Taip, tai būtinai reikia žinoti savo vaiko tipus ir savo lūkesčius tada kelti pagal vaiko tipą. Ar žinome, koks iš tikrųjų vaikas ir ar mūsų lūkesčiai atitinka tą vaiko mūsų tipą? Ar galiu rasti vaiko stiprybės ir jas švęsti? Čia savo tėvai užduodami šitus klausimus. Iš kur šitie lūkesčiai manyje kyla vaikui iš praeities, iš dabarties? Iš baimės trūkumo ar džiaugsmo ar klausos. Suteikime vaikams erdvės būti savo galiuose. Ar galiu savo vaiką tiesiog stebėti? Ar galiu vaiką sutikti ten, kur jis dabar yra? Ką turiu paleisti savyje, kad sutikčiau su savo vaiku? Nepasitikėjimą gyvenimą siekti būti kitokia. Aha, čia pasirašiau savo. Išdaviau paslaptį, ką turiu aš paleisti. Vaikams tik reikia sąlygų, kad jie klestėtų ir tas sąlygas mes galime sudaryti. Kad tai išeitų iš išgyvenimo būsenos į savo kūrybišką autentiškumą.
Pagrindinė užduotis mūsų tėvų, kaip matot, yra būti stebėti savo vaiką, o ne versti daryti. Taigi praktikas. Didžiausia praktika yra būtent derinimas kiekvieną dieną, koks yra mano vaikas, kokie yra mano lūkesčiai. Ne? Tai taikome šitus pastebėti, koks yra mūsų vaikas, leisti jam tokiam būti, pritaikyti atvirkštumo principą ir veidrodžio. Kas jie yra? Pastebėti vaiko elgesį. Vien kūno vaiko padėtis išduoda, koks yra jo būdas. Ne? Leisti jam būti tame, nes ten yra jo duotybės, jo prigimtis. Pritaikyti atvirkštumo principą, kad ne mes mokiname vaikus, bet vaikai yra mūsų mokytojai. Taip. Ir veidrodis neteisimas, bet su jais augimas. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, kur sakiau, kad išduosiu pavyzdį, ką daryti, kai grįžtam namo ir vaikai guli ant lovos, nepadarė, o guli su tai, ką mes prašėme, o guli su telefonais. Tai mūsų įprastas ego emocinės reakcijos elgesys yra apšaukti, apkaltinti, sugėdinti. O dabar išmokę, kad mūsų vaikas būtent yra tokioj kūno pozicijoje, jisai galbūt svajotas, jisai gal siekėjas iš tų 6 tipų, ne? Prieiti, atsigulti, atveidrodžiuoti jį, atsigulti šalia jo, pažiūrėti, ką žiūri, paklausti, ar jau pailsėjo ir ar jau yra pasiruošęs padaryti tai, ką prašėme, suveidrodžiuoti. Štai kaip mes leisime suprasti mūsų vaikui, kad su juo yra viskas gerai. Jis yra savo duotybėse, savo prigimtyje ir mes, kaip būdami tėvai, išmintingai jo tas duotybės stiprinsime. Tai iš tos kontrolės, iš to vadovavimo, iš to nesaugumo, iš to pykčio mes pamažu pereiname į šiltą, smalsų, garbų, atliepiantį jų elgseną, elgesį. Su dėka daktarės Šefali tėvystės žemėlapio. Nuostabi transformacija, labai rekomenduoju patiems augti su ta knyga arba su video, kuriais sukeliu į YouTube, dalinuosi. Ir ką? Keliaujame atpažinti, kokie yra mūsų vaikų tipai. Ir išduosiu paslaptį ir savo, ir partnerių. Ir bus taip gera tada bendrauti. Ir susitiksime kitą ketvirtadienį 13 temai apie vaikų ego. Vėl sužinosim kažką apie vaikus ir netgi apie save, mes irgi buvom vaikai. Ne? Tai va, jei kils klausimų, parašykit, o jei ne, tai iki ketvirtadienio parašykit komentare, kuris tipas yra jūsų vaiko arba jūs pats. Iki.